Kadangi Evangelija, kaip girdėjai, tokia šiandien sunkoki ir tikrai nelengvai įvykdomi priesaikai mums yra pateikti, tai norėčiau savo kalbą pradėti nuo 2 įžangų. Pirmiausia, žiūrėkit, kada mes kur nors nuvažiuojam į kokią nors kitą šalį, bet nebūtinai į kitą šalį, kada kur nors Lietuvoje randam kokią nors gražią vietovę arba nueinam į kokį nors muziejų ir pamatom ten eksponatus ypatingus. Ką mes norime tada daryti? Mes savo draugams, su kuriais bendraujam, sakom, žiūrėk, va, ten aš buvau, kaip tenais yra nuostabu, tai tu būtinai ten apsilankyk, tu tikrai nesigailėsi, tai tikrai verta ir panašiai. Jeigu kas artimas mūsų sako, aš negaliu, neturiu laiko, ar dar kitaip išsisukinėjai, tai mes sakom, tikrai verta, žiūrėk, būsiu aš, kuris tave palydėsiu ten, nuvažiuosiu kartu, kad ir tu galėtum pasidžiaugti. Tai klausantis šiandienės Evangelijos, į mus taip ko gero prakalba Jėzus. Kadangi užmojai ten pateikti tokie per aukšti, bet labai reikalingi, jis kviečia keliauti kartu su juo ir pasižiūrėti, kas ten yra, gyvenant pagal tuos įstatus. Ir antras būtų įvadas. Žinot, ką mes perskaitėm, tai yra Dievo žodis. Dievas mums nurodo, kaip elgtis. Dieviški dalykai, bet tie dieviški dalykai yra perteikti per Jėzų Kristų, Dievą, žmogų ir mums suprantama žmogiška kalba. Bet vis dėlto tai yra dieviški dalykai, o mes esam riboti. Ir iš tiesų mums nėra lengva suprasti, suvokti, juo labiau, kada kunigui reikia tai paaiškinti, dar sudėtingiau jam tampa. Ir žiūrėkim, ką jis šiandien mums nurodo viešpats savo žodyje. Sako, pirmiausia, irgi labai aiškiai, kreipiasi į tam tikrus žmonės, sako jis, jums, kurie klausotės, aš sakau. Čia pradžia. Jeigu tu nesiklausai, niekur negirdėsi. Tie, kurie klausotės, ir mes labai gerai žinom, kiekvienas, aš irgi taip pat, kad klausytis, ką sako kitas ir tuo pačiu Dievas, be galo sunku. Dėl to, kad mes, visi turim savo mąstymą, savo mintis, savo nusistatymus, čia visi tą labai aiškiai suprantam ir žinom. Tai tuo kreipiniu Jėzus tarsi pasakytų mums, taigi jeigu tu manęs klausaisi, bet kam, kunigui, vienuoliui, jums, senam, jaunam, jeigu tu manęs klausaisi, taigi aš sakau. Ir tada jis pradeda kalbėti. Jau tas įvadas, jo pasakymas, jeigu, kaip sakant, mes esame atidūs, mus verčia suklusti. Apie ką čia bus kalba? Jeigu jau jis nori mus iškart nuteikti, klausytis. Ir sakė, girdėjom, mylėkite savo priešą, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, laiminkite tuos, kurie jūs keikia, melskitės už niekintojus, atsuk antrą skruostą, jeigu uždavė per vieną skruostą, kas atima apsiaustą, atiduok ir baltinius, skolink ir negalvok, kad tau atiduos. Girdit, ką sako Dievas? Girdim visi, jeigu girdim. tą sako ir mes galvojam. Palauk viešpatie Dieve, o kur aš? Jeigu aš viską turiu atiduoti, už priešus melstis, kas mane niekina, tiems gerą daryti, mylėti, skolinti, manim naudosis, kur aš būsiu, kur mano reikalai, Dieve gerasis.
Tai suprantat, mes iškart, jeigu klausomės, Dievas provokuoja. Ir mes iškart keliam tokį klausimą, neįmanoma, ne, jokių būdų. Čia gali kalbėti, bet tvarkoju, aš klausysiuos, aš neprieštarauju, žodžiai geri, bet kur aš? Jeigu mes pradedam analizuoti šitos posakius ar evangelinius paliepimus, pradedant nuo savęs, tai iš tiesų nėra taip lengva rasti atsakymą. Bet jeigu mes pradėsim nuo kito, dar sunkiau atsakymą rasti. Jūs turbūt labai gerai žinot, psichologai, psichiatrai sako, žmogus visada mąsto apie save ir po to apie kitą. Jeigu mums save pažinti ir pakankamai sunku, tai pažinti kitą be galo sunku. Ir vis dėlto turim pradėti nuo savęs. Kaip čia yra? Na ir paprasčiausiai, aišku, čia turėtume daug ko gero kalbėti ir diskutuoti, bet paprasčiausiai yra taip. Gyvenime kiekvienam žmogui pasitaiko padaryti netinkamų dalykų. Užgauti kitą, neapkęsti, pasisavinti, primušti, neskolinti ir panašiai. Turbūt kiekvienam iš mūsų, kiekvienam žmogui ar pasitaikė kažkokie nesusipratimai gyvenimą, ar dar pasitaikins, jeigu ypatingai jaunas žmogus yra, to negalim išvengti. Ir mes suprantam, jeigu aš gyvensiu karo stovyje, ar tas gyvenimas bus laimingas? Jokių būdų. Jokių būdų. Man reikia gyventi taip, kad aš sutarčiau, pirmiausia, be abejonės kaip, su savo vyru, žmona, vaikais, kaimynais, bendradarbiais, artimaisiais ir toliau visais kitais. Jeigu su jais aš sutariu, gyvenimas yra laimingas. Visi tą žino. Jeigu aš su jais pykstuosi, baruosi, nepatenkintas, ne jie laimingi, ne aš laimingi. Ką man tas karo stovis? Visi tą supranta. Ir žiūrėkite, ES sukurta yra ant tų pagrindų. Ką mums kariauti? Kiek metų Europą kariauti tarpusavį įvairius tautus? Kam kariauti? Mes prekiaukime vieni su kitais ir gyvensim laimingai. Mes neturim kariauti. Mes neturim viens nuo kito atimti jėgą, nekęsti, žudyti, kovoti. Mes skolinkim vieni kitiems. Mes padėkim vieni kitiems. Tai tas yra suprantama. Tas yra suprantama. Bet problema yra tame, ir kas aišku šiandien yra šventame rašte paliesta, tą mes suvokiam, bet atsiranda tokių žmonių, kurie sako ne. Man yra geriau tave nuskriausti, pasisavinti, aš tavęs nekenčiu, aš tavęs nemėgstu, tu man nemielas, aš su tavim nenoriu bendrauti ir panašiai, noriu su tavim kovoti. Na, karas dabar vykstantis irgi mums tai primena. Taigi pasitaiko tokie žmonės, tokia tauta. Kaip tu turi elgtis? Kaip tu turi elgtis? Koks turi tavo būti nusistatymas? Žinoma, kad mes kaip turime apsiginti, bet jeigu mes apsiginti yra vienas dalykas, suprantat, apsiginti, bet pulti yra kitas dalykas. Pulti yra ir atimti, ir skriausti, ir daryti blogą yra kitas dalykas, bet apsiginti yra kitas. Mes galim apsiginti, bet atakuoti kito mes negalim. Bet kada yra blogis, ne, kada yra kažkoks konfliktas, paprasčiausias konfliktas va šeimoje, kada, kaip įsiplėski. Vienas kažką pasakė, kitas atgal, kitas dar atgal ir žiūrėkit, jūs susibarat, susipykstat ir nesikalbat paskui ir panašiai vis. Ir žiūrit paskui, kaip surasti tą taiką, kaip vėl išlyginti santykius, gerus turėtų atstatyti ir panašiai. Taigi, kada mes įeinam į konfliktą, jis išsiplėskia. Ir tu jo negali sustabdyti. Mes tokie žmonės.
kur ten mes ten antrą skruostą atsuksim, mes stengiamės kitą įveikti, supranta, tokia žmogaus yra prigimtis. Tai bet visame tame konflikte, visoje toje, kaip sakant, sudėtingoje situacijoje, Dievas mums sako, ir vis dėlto, tu gali konfliktą, nesusipratimus, savo egoizmą, savo neapykantą sustabdyti. Pamėgink. Tiek tai pasako. Pamėgink. Tu gali sustabdyti. Ir žiūrėkit, vienas toks autorius yra pasakęs, sako, žmonėms yra reikalingos idėjos. Ir žmonės, vadovaujasi įvairiomis idėjomis. Sako, mums yra sunku patikrinti, kokios idėjos yra arba mintis, arba nuostatos teisingos, o kokios yra klaidingos. Nes visi pristato savo mintis, savo idėjas kaip teisingas. Tokią išvadą pasako tas autorius. Jeigu, sako, idėja, kurią žmogus vadovavosi, jam išgelbėja gyvybę, jis išgyvena tą idėją vadovaudamasis. Ji yra teisinga. Yra teisinga. Pagrindas yra teisingas. Jeigu ta idėja arba mintis yra tokia, kuri sugriauna, suėda jam gyvenimą, ta idėja niekam tikusi. Tai štai 2000 metų mums šitas mintis, šitas idėjos, šitos pamokymus Viešpats Dievas pateikė. Ir kas be ko mes istoriją skaitydami, analizuodami labai žinom daug karų, konfliktų ir tarp pačių krikščionių, bet neskaitant to, kad ir mes patys išsiplėskiam ir visokių, kaip minėjau, padarom kartais neteisingų žingsnių. Neskaitant to, mums Dievas sako, vis dėlto tu gali kitaip padaryti. Tu gali nutraukti, tu gali tam priešui nekeršyti, tu gali tam priešui, kuris tave nuskriaudė, linkėti gerą. Tu pamėgink. Kaip pradžioj sakiau jums, Dievas tave pasiima, Jėzus mus pasiima ir veda ten, kur yra nuostabu, veda, kad mes pasižiūrėtume, ar tai yra įmanoma. Ir mes kiekvieną žinom, kada, pažengiam savo dvasiniam gyvenimui ir šiaip galbūt su metais subręstam, mes labai gerai žinom, kad mums reikia impulsų, kad kas nors mus paskatintų. Mes nebenorim kažkokių blogų dalykų, norim nutraukti kažkokius, sakykim, tos santykius, kurie kartais yra susimesgę ir netikri, ir neteisingi, galbūt mes norim išlyginti. Ir mums reikia postumio, idėjos, paraginimo. Ir Dievas tai suteikia, tą paraginimą. Suteikia. Ir tu tada pabandai ir žiūri, veikia. Yra visiškai kitaip. Tikrai. Taip vadovaudamasis, aš nemirsiu, nepranyksiu, nepralaimėsiu, bet atvirkščiai aš išsigelbėsiu. Bet tai, kaip minėjau, pats žmogus turi patirti. Jis turi patirti. Teorija, idėja yra, kurią mes turim praktiškai įgyvendinti arba stengtis įgyvendinti. Ir kadangi esam krikščionys, tikintis ir pasitikintis Jėzumi Kristumi, mes pamažu tom idėjom, tais nuostatais, kuriuos Viešpats Dievas savo žodėje perteikia, stengiamės kažką pakeisti. Ir mums pasiseka. Paskutinis žodis. Dar čia daug įdomių dalykų yra. Bet paskutinis žodis. Žiūrėkit. Mes dar galvojam iš kitos pusės, kada pasižiūrim iš kitos pusės. Gerai. Aš turiu atleisti priešams, aš turiu skolinti, aš turiu būti nuolankesnis. Kaip tie, kurie man daro blogą? Kaip tie? Kas jiems? Kad aš viską nusileisiu, viską jiems pripažinsiu, ieškosiu taikos, nekeršysiu, leisiu gyventi, taip toliau. Kas jiems? Atsakymai irgi šiandien yra pateikti. Sako, būkite gailestingi, neteiskite, nesmerkite. Ir kas? Ir jums bus atleista, ir jums bus duota. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad
tam tikram momente pirmiausia, kada pats savo gyvenime kažkur suklupai arba suklupsi, tau bus reikalingas atleidimas. Ir jeigu tu tą dvasią gyveni, atleidimo dvasia, nepasmerkimo dvasia gyveni, tau bus suteiktas atleidimas. Tai yra daug. Tai tada tu eini į kitą dinamiką, į kitą gyvenimo pajautimą. Tau bus irgi atleista. Ir tu galėsi gyventi kitaip. Vienas dalykas. Antras dalykas, mes galėtume kelti klausimą. Bet su tais užkietėjusiais, kurie visiškai neatsiverta, žudo žmonės, kurie visiškai yra blogi, tai ką aš turiu juos mylėti ir už juos melstis ir daryti jiems gerą ar panašiai. Žiūrėkit, kaip yra įdomiai šventajame rašte, aišku, mes, kaip minėjau, neįsigilinsim plačiai, tai apie juos nieko nėra pasakyta. Daug kur, kada prieinam prie tokio klausimo, apie tuos blogiečius, kurie blogai elgiasi, apie juos nieko nėra pasakyta. Ir ką tai reiškia? Nėra nieko pasakyta. Ką tai reiškia, mes galim padaryti išvadas. Dievas ignoruoja. O jeigu Dievas ignoruoja tokius, kada mes ignoruojam ką nors, ką tai reiškia? Tavęs nėra. Tavęs nėra. Tu tarsi nebūtum. Tu tarsi neegzistuotum. Tavęs tarsi nėra. Ir iš tikrųjų, žiūrėkit, jeigu žmogus gyvena blogyje, kiek jis gali tą blogį kurti? Kiek? 30 metų. Maksimum 50, bet tai jau tada sunkiai įmanoma, nes jis pasensta ir nebeturi jėgos. Ir viskas. Prieš amžinybę, jeigu mes turim amžinybę, kur yra daugybė metų, kas tie 30 metų? Suprantat? Kas tie 30 metų, kurioje žmogus gyvens be Dievo blogą kurdamas, tai nieko nėra. Užtat Dievas nieko nepasako, nes tavęs iš esmės kaip tokio nėra. Viskas. O tuo tarpu, jeigu tu stengiasi gyventi pagal tuos nuostatus, taigi kaip sako Jėzus, tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai. Taigi jis jums viską suteiks, mums visiems. Kas be ko, priesakai, kuriuos viešpats Jėzus šiandien pateikia, yra tikrai nelengvi, bet ir atlyginimas, jeigu mes tuo vadovausimės, jau šitam gyvenime yra suteikiamas, bet ir anam gyvenime. Ir dėl to viešpats visada mus, kaip minėjau, motyvuoja, stumteli, paragina, kad žiūrėk, tu esi ypatingas, Dievo vaikas, tu gali pabandyk mylėti ir priešus, atleisti jiems, melstis už juos ir kurie tavęs nekenčia, daryti jiems gerą, tu pabandyk ir viskas pasikeis. Amen.